Ar ne per ilgai mūsų valdžia mus mulkina? Ar ne per ilgai elgėsi taip, lyg būtume kom nors prastesni už juos? Mes nuleidę galvas tylėjom ir leidome jiems daryti, ką norėjo. Tačiau šį kartą jie peržengė ribą. Beveik niekam nežinant, 26 šalys, tarp jų ir Lietuva, pasirašė aktą prekybos sutarimą dėl kovos su klastojimu. Tačiau ši prekybos sutartis iškelia intelektinės nuosavybės autorinių teisės, nes leidžia tikrinti tavo asmeninius elektroninius laikmenų turinį muitinėse zonose ir konfiskuoti tavo turtą. Bausi tave už tokio turto turėjimą, remiantis vien tuo, kad anot ieškovo, tu turėjai pagrindo žinoti, jog tas turtas yra nelegalus. Tačiau būtent tu gali padaryti valdžios savivaliavimui galą. Protestuok ir neleisk valdžiai daryti, ką tik nori. Mes sakom ne aktai.